Sveiki klausytojai, sveikas Justai ir labas sakau mūsų šiandienos svečiui Linui Kunigėliui, kuris sutiko prisijungti prie mūsų laidos. Po ilgesnės pertraukas grįžtame. Liną Kunigėlį pažįstate turbūt daugelis, daug kas jį žino kaip komentatorių nuo pat nepriklausomybės aušros, džiuginusi savo įžvalgomis krepšinyje. Vėliau jis dirbo ir su Lietuvos rinktinė. Vėliau yra dirbęs ir FIBA organizacijoje, yra dirbęs ir su FIFA organizuojant pasaulio futbolo čempionatus, salės futbolo čempionatus. Tad yra tikrai daug ką pakalbėti, o iš mūsų pusės svarbiausia, jog Linas prijaučia Bayerno klubui. Tad pirmiausia, gal ir paklausiu teisingai, koks yra tas santykis, galbūt jūs neprijaučiat, galbūt reiktų sakyti, kad esate gerbėjas, fanas. Aš, sakykim, taip aš save pavadinčiau die hard fanų, tiek Vokietijos futbolo, kaip kalbant apie rinktinę, tiek apie FC Bayern. Mano istorija su Vokietijos rinktinė prasidėjo 82 metais pasaulio čempionate. Labai gerai atsimenu nuo pusfinalio rungtynių Vokietija-Prancūzija. Ten buvo super mačas, vokiečiai atsilikinėjo per pridėtą laiką 1-3, išėjo vienas žaidėjas, dabar net nepasakysiu, ar Litbarskis ar Rumenigė, ir vieną pats įmušė, kitam asistavo, išlygino ir po 11 metrų baudinių Vokietijos rinktinė laimėjo. Tai man tas padarė tokį įspūdį, kad nuo to laiko kitų komandų negu Vokietijos rinktinė nėra. Aišku, ten buvo tos Šumacherio garsus įsivažiavimas prancūzui, kas suteikė šiek tiek tokios neigiamo atspalvio tom rungtynėm, bet pačios rungtynės buvo superinės. O Bayern, istorija su Bayern prasidėjo 99 metais, vėlgi susijusi su krepšiniu. Žalgiris tuomet Miunchene žaidė Eurolygos finalo ketvirtą, antradienį, ketvirtadienį buvo pusfinaliai ir finalai, trečiadienį kaip tik šalia tos arenos, olimpinėme dar Miuncheno stadione, vyko Bayern čempionų lygos pusfinalis su Kijevo Dinamo. Tai mes su draugu Marijonu Mikutavičium nusipirkom Bayerno maikes ir nuėjom į stadioną, paaiškėjo, kad kelionių organizatoriaus mums nupirkti bilietai yra į Kijevo Dinamo fanų sektorių. Tai iš pat pradžių galvojom, kad bus kaip toj Snickers reklamoj, bet atėjom su maikutėm. Ten ukrainiečiai tokie buvo labiau vipiniai, sakykime, jiems tas futbolas labiau rūpėjo turbūt apsipirkimas, alus ir vokiškos karkos negu tikrasis futbolas, nors buvo tokių ir ultrių. Tai jie taip paklausė, ką jūs čia vyrai veikit, mes sakom, mes šiaip tai lietuviai čia atėjom pasižiūrėti ir nusipirkom kaip suvenyrus maikutes. Bet visi taip suprantamai pažiūrėjo, tai neįvyko nieko tokio. Bayernas laimėjo tos rungtynės, viskas gerai baigėsi. Tai kadangi esate die hard Bayerno fanas, atkrenta klausimas, ar vis dar stebite Bayerno rungtynes, turbūt stebite. Aš stebiu, kai tik tai leidžia galimybės. Dabar, kai pradėjau darbuotis Top Sporto lygoje, šiek tiek sumažėjo to laiko, nes labai dažnai šeštadienio rungtynės persidengia su Bundeslygos tvarkaraščiu, tai tada tenka plėšytis tarp dviejų ekranų. Ir kaip tik vienas klausytojas mūsų irgi klausė, kaip suspėjat viską pažiūrėti, ar įsijungiat gal kartais ir įrašus? Visko neįmanoma suspėti. Dabar, kai tiek futbolo vyksta, tiek įdomaus futbolo, tai kažką tenka praleisti. Įrašų žiūrėti nemėgstu, man žiūrėti įrašą, kai žinau rezultatą, tai makes visiškai no sense, tai nebent įvarčius pasižiūriu atsisukęs. Turit savo asmeninį favoritą Bayerno žaidėją, kuris per visą istoriją jums labiausiai įsirėžė kaip jūsų favoritas? Jeigu reiktų rinktis iš dabartinės kartos, tai sakyčiau vienareikšmiškai Tomasas Mülleris. Ištikimybė klubui, vietinės akademijos auklėtinis, geriausias pavyzdys, koks turi būti futbolininkas atitinkantis Bayern dvasią. Tai man jisai yra sektinas labai pavyzdys. O iš ankstesnių epochų? Oi, daug buvo labai. Tas pats Effenbergas, pirmoji maikutė beje buvo Jankerio Karsteno nusipirkta, ta, su kuria ėjom į Miuncheno stadioną tais 99-aisiais, bet jis toks buvo, dabar yra Musialas, sakykime, ar ne, naujas deimantas, kurį nepaliauja stebėti, aš žaviuosi jo, kaip jisai, ką jisai daro aikštelėje, mano nuomonė, tai yra vienas geriausių šiuo metu futbolininkų pasaulyje.
Oliveris Kanas be abejo ir Neueris, čia galima vardinti ir vardinti. Tai ten jie visi yra legendos mano akise ir širdyje. O kalbant apie trenerius, galbūt kažkokiam treneriui irgi Bayerno labiau simpatizavot? Tai, žinot, visą laiką simpatizuoji natūraliai treneriui, su kuriuo tavo komanda laimi kažką. Tai va tas laimėjimas dabar, kada jie laimėjo ir Čempionų lygą, ir Bundeslygą, ir Vokietijos taurę, su Jupu Heynkesu, man atrodo, bijau suklysti, ir Hansas Flikas, aišku, tas jo žygis per Covidą ir nepamirštamas pusfinalį su Barcelona, tai šitie treneriai, sakyčiau, taip yra, nes, natūralu, jie atnešė daugiausiai džiaugsmo ir pats žaidimas tuo metu buvo labai gražus ir įspūdingas. Nes man žaidimo grožis tai šiaip nėra tas toksai autoritetas, kaip sako, kad aš už tą komandą nesergu, jinai negražiai žaidžia. Man visiškai vienodai, jeigu jinai laimi, man viskas gerai. Tai dabar buvo kaip tik toks momentas, gal kai Bayernas mažiau gražiai žaidė ir prie Tomaso Tuchelio ir prie Vincano Kompany galbūt kartais toks racionalesnis futbolas, kuomet į rezultatą labiau žiūrima, tai jums toks variantas visiškai tinkamas, ar ne? Man tinkamas, kol tai neatsisuka prieš mus. Man nepatinka, kad dabar pas Bayerną galbūt kartais trūksta to žudikiško instinkto, ar ne? Jau kelios rungtynės buvo ir šioje Bundeslygoje, ir vakar, pavyzdžiui, ar ne? Viskas kaip ir tvarkoj, pirmaujam 1-0, reikia eiti įmušti antrą įvartį ir uždaryti rungtynės. Ne, vietoj to mes prasileidžiam. Ir atiduodam 2 taškus, kuriuos galbūt šiandien Leverkusenas pavers 2 taškais sumažinant atsilikimą. Tai man patinka, kai žaidžiama yra ir rezultatas yra geras, va taip. O racionalumas tai jisai, aš suprantu, kad, tarkim, jeigu pirmauji 1-0 ir žaidži su pajėgiu varžovu, tai tu turi kažkiek laiko skirti, bet man pastaruoju metu truputį avantūriška kartais Bayerno gynyba yra. Labai lengvai prasileidžiam tokiose lygiose vietose, kur net kažkokios tai didelio pavojaus nėra. Tu žiūri staiga, kad traukia jau kamuolį taviškiai iš tinklo. Tas racionalumo taškas turbūt labiausiai atsirado šiemet, kai buvo žaistas su Leverkuseno Bayer lygoje ir buvo lygiosios užfiksuotos, bet aikštėje Bayer visiškai dominavo. Oi, ten buvo baisios rungtynės, ten sėdėjau kaip ant adatų ir stebuklingai pasisekė, kad neprasileidom ten 2 ar 3 ir kai po to Čempionų lygoj susitikom play-offuose, tai labai neramu buvo. Daugeliui buvo neramu, bet po rungtynių tų lygoje, kaip treneris minėjo, kad aš suprantu lūkesčiai viską, bet pažiūrėjus į lentelę, tai mums rezultatas yra geras. Taip, bet aš priminsiu dar vieną citatą, man atrodo, skaičiau kažkokioj publikacijoje, kai Bastianas Schweinsteigeris pasisakė apie tas rungtynės, sakė, aš neatsimenu tokio beviltiškai atrodančio Bayerno, nesugebančio sukurti ne vieno šanso. Tai žiūrint iš pragmatiškų pozicijų, taip, dar gerai, kad tuo metu, ne tik mes praradom 2 taškus ir Leverkusenas irgi prarado 2 taškus lygiai taip pat. Tai buvo išlaikyta ta distancija, bet ne, tos rungtynės buvo pačios prasčiausios, kur jau ilgą laiką man, kurias teko matyti žaidžiant Bayerną. O teko stebėti varžybas jau Čempionų lygos prieš Bayerį? Taip, stebėjau abi. Ir, visai kitas vaizdas buvo. Tai ir rezultatai visai kiti. Tai tik tai vėlgi, kai būna paradoksas, Manuelis Neueris gavo traumą švęsdamas antrą įvartį. What the fuck? Tai toks ir dabar turim bėdelę kažkokią tokią, nors antrose rungtynėse tas vartininkas jaunas Urbigas sustovėjo gerai, bet pavyzdžiui vakar su Berlynu, man atrodo, didelė dalis kaltės dėl įvarčio tenka būtent jam. Tai, bet nėra vartininko, kuris nebūtų klaidų padaręs, tai išgyvensim. Ir užbaigiant tą mėgstamiausių, nemėgstamiausių temą, Gediminas Reklaitis klausė, kada buvo geriausi jūsų manimų Bayerno laikai, Müllerio, Beckenbauerio epocha, FC Hollywood ar dabartiniai laikai?
Man sunku pasakyti, nes neteko stebėti to triple čempionų lygoje 72-74 metais, buvau ką tik tai gimęs, bet tai sunku lyginti. Aišku, rezultatai buvo tada. Man labai patiko Bayernas šitam praeitam dešimtmetyje, nuo 2010, kur jau buvo visą laiką galėjai prognozuoti, kad komanda bus bent jau ketverte. Aišku, tas nelemtas finalas Münchene prieš Chelsea, tai stipriai nuvylė, tada atsimenu, buvau arti ašarų jau, nes visi dar aplinkui pasitaikė, kad nepatinka kažkam tai, kai kažkuri komanda laimi, tai visi po to aiškino man, kaip čia viskas gerai baigėsi. Tai nervino žiauriai aplinkiniai bare, kai žiūrėjom tos rungtynės. Bet po to laimėjom, tai kaip ir viskas gerai. Tai vat man to dešimtmečio komanda, jinai galbūt nelaimėjo daug titulų, jeigu nekalbėsim apie Bundeslygos ten tą seriją įspūdingą, ar ne, kas nėra taip lengva irgi padaryti. Bet jinai bent jau žaidė ir tu žinodavai, kad ateis pusfinalis čempionų lygoje, tu vis dar būsi žaidime ir galėsi tyčiotis iš visų Manchester United fanų ir panašių žmonių. Sorry, jeigu kažkam čia užmyniau ant skaudančios vietos. Aš manau, tarp Bayerno fanų labai tokių, kurie ypač ir nemėgsta Manchester United. Tai čia visi žinom dėl ko. O jūs turite tokią komandą, kurios irgi taip labiau nemėgstat? Aš žinokit, aš paprastai renkuosi, man visą laiką yra keisti, atrodo, žmonės, kurie dėl kažkokios priežasties kažkokios komandos nemėgsta. Tai turi būti, ką jinai tau padarė, jinai pasiskolino pinigų iš tavęs, tau netidavė. Kas nutiko, to prasme? Jo, pralošiai. Tam pačiam United pralošiam žiauriai, skaudžiai, nepelnytai, iki šiol esu įsitikinęs, bet, tai okei, tai išsilaižiai žaizdas ir laimėjom po 2 metų tą pačią čempionų lygą prieš Valenciją. Tai aš nesuprantu tos nemėgstamumo komandos. Taip, aš nejaučiu jiems jokių simpatijų, man visą laiką smagiau matyti juos pralaiminčius negu laiminčius, bet tai nepasakyti, nepavadinčiau, tai neapykanta arba nemėgimu ir ginkdievė nekentimu. Ne, to nėra. Jums labai daug teko po pasaulį keliauti, daug rungtynių matėte, futbolo stadionuose, įmant Bayern tada, kiek kartų skaičiavote, teko stebėti stadione Bayern klubą? 3 rungtynės žiūrėjau iš viso. Prisimenat, kokias turbūt? Vienas prisimenu, pačios pirmosios tai buvo su Schalke, antrosios buvo Bundeslygos su Hanoveriu ir trečios buvo irgi Bundeslygos, man atrodo, su Hamburgu, kuris dabar jau antroji lygoj. Ir kurios labiausiai įsiminė jums? Su Schalke, man atrodo, tada buvo 1-5-1, sakykim taip. Tai kadangi tai yra tie seni priešai, visą laiką yra smagu juos apskusti. Ir kelintais metais maždaug pirmosios tos buvo? Tai dargi nepaminėjau tos čempionų lygos, nuo ko viskas prasidėjo. Tai pirmos buvo tos po čempioninės lygos jau, tai buvo kokiais 2013, po to 2017 ir 2020 berods. Bijau suklysti, čia, ta prasme, neužsifiksavo man taip. Man pačios kelionės užsifiksavo labiau. Tai pirmosios buvo tos po Eurolyginės. 99 olimpiniam Müncheno stadione su Kijevo Dinamo. Dar spėjot apsilankyti. Dar Ševčenka žaidė, tada atsimenu. Ir buvo ukrainiečiai išsikėlę tokį plakatą, kurį išvyniodavo, nes mūsų tribūna buvo už vartų ir antram kėliny, kai Kijevas jau atakavo į mūsų tribūnos vartus, tai ukrainiečiai išvyniojo tokį plakatą, ant kurio buvo parašyta, rusiškai pasakysiu, Ševčenka, beri meč, davai pizdeč. Tai toks buvo palinkėjimas. Bet nepavyko tada jam įmušti, Bayernas laimėjo, man atrodo, 1-0 ir viskas okei baigėsi. Sakote, labiausiai kelionės įsiminė pačios, o ne rungtynės. Tai dažniausiai kaip... Rungtynės irgi įsiminė, bet tiesiog, ta prasme, aš nesureikšminu, tiek nepririšu jau prie kažkokių tai konkrečių metų. Ne? O kelionės, tai Münchene visą laiką smagu apsilankyti. Tai dešrelės, alus, taip, kopūstai. Ir šiaip man patinka į stadionus, mes anksčiau ypatingai dar, kai būdavo mažiau reikalų,
tai važinėdavom su chebra į tuos turus vadinamus. Tai iki šiol atsimenu, kai buvom Europos čempionato finale Austrijoje arba turėjom 10, gal beveik 2 savaičių turą Vokietijoje 2006 metų čempionate. Ten važiavom su kompanija, ten gal kokie 10-11 žmonių, artimų bičiulių. Tai su tokia kompanija ten jau savaime jos yra kelionės įspūdingos. Ar tai būtų žvejyba, ar tai būtų futbolas. Vat ir norėjau klausti, koks keliautojas yra Linas Kunigėlis, tai kaip suprantu labiau toks su kompanija, ar ne, smagiai praleisti laiką? Su ta kompanija tai tikrai taip, važiuočiau ir vėl, jeigu tik tai būtų galimybė, bet šiaip aš labai mėgstu keliauti ir atostogauti vienas, dviese, man nėra tai labai svarbu. Aš labiausiai mėgstu susiplanuoti pagal save ir kai važiuoju su didesnė kompanija, vis tiek nenori turi taikytis kažkiek. Tai man patinka susiplanavai, kažkas nepatiko, pasikeitė, adaptavai planus prie situacijos ir neturiu problemų ir vienas keliauti. Arba dviese. Turite turbūt kokių įdomių, jokingų istorijų iš tiek išvykų? Oi, tai tų istorijų yra pilna, tik tai ne visas jas galima turbūt pasakoti dar kol kas. Bet, senaties terminas. Dar nesuėjęs, jo, bet be vardų pavardžių galbūt ir galima. Tai pas mus labai populiarios yra, kadangi yra, sakykime, vokiška ir antivokiška frakcija, kalbant apie rinktinės. Tai vokiečiai, mes vokiečiai, kurių yra gal 3-4 mūsų, būdavo toj mūsų kompanijai, dabar jinai šiek tiek pabirusi jau yra. Tai mes vis susigalvodavom kokiu nors lažybų tiem antivokiškam frakcijos daliai, jeigu pasirašydavo. Tai dažniausiai tai būdavo iš angliškos frakcijos, jie ten mane stebina jų tas naivus tikėjimas visą laiką anglų futbolo galybė. Tai yra porą kartų pakliuvę žmonės, kur vienam bičiuliui netgi prasisporijo, visiškai nenorėdamas, įlindo biškį kaušęs jau, įlindo į mūsų lažybas ir susilažinom, kas toliau nueis, ar anglai, ar vokiečiai. Ir čia buvo Vokietijoje vykstančio čempionato metu, 2006 metai. Ir anglai kaip visą laiką iškrito, vokiečiai tenai ėjo iki pusfinalio ir pralošęs lažybą žmogus turėjo nuogas praeiti vokiečių gatvę. Įvykdė? Kadangi tai buvo pakankamai žinomas ir garbinga profesija užsiimantis kolega, draugas mano labai geras, mes tiesiog nenorėjom jo žlugdyti, tai padarėm išlygą, kad gali apsijuosti Vokietijos vėliavą ir tada praeiti. Kadangi jisai priklauso angliškai frakcijai, čia jam buvo prilygino tai kaip išdavystė savo idealų, tai atsisakė, bet praėjo kažkada tai, kai buvom Vokietijoje, praėjo naktį jau 12 valandą, praėjo nedidelio miestelio gatve Vokietijoje. Tai kaip įvykdyta buvo užduotis. Ne, tai tas pats Rolandas Skaisgirys, jeigu pamenat, klūpėjo prie Vokietijos ambasados ten kelias dienas. Buvo tokia istorija. O Rolandas ne vokiškus klubus palaiko? Kad rinktinę palaiko, tai taip, dėl klubų, tai aš dabar net nepasakysiu. Tiksliai kažkaip neužstrigo man, kad jisai būtų die hard fanas kažkurio klubo, bet Vokietijos rinktinė tai vienareikšmiškai, ten nėra jokių kitų variantų. Bet ten reikia pripažinti, lažybos buvo nesažiningos, ten buvo susilažinta taip, kad vokiečiai laimės, jeigu laimės, tai kitas pilietis tada ten tą daro kažką tai, dabar net nepamenu ką. O jeigu nelaimės, tai tada Rolandas jau laikomas pralošusiu. Tai čia not fair, viena komanda prieš 24 ar 32 tada ten buvo, kiek dalyvavo. Tai čia. Ir tai mes, man atrodo, iki pusfinalio nuėjom, tai ten vienu metu jau tam antraitai pusė jau buvo nelabai ramu. Tai. Jūs, Linai, kaip suprantu, gan azartiškas žmogus esate, mėgstate taip kompanijoje surengti visokias lažybas, gal totalizatorius, ne? Tai kad čia, žinokit, neišvengiamai toj mūsų kompanijoje, sakau, jinai dabar truputį pabirusi, anksčiau, kai labai artimai ir daug bendraudavom ir kartu futbolą žaisdavom kartą per savaitę, tai ten kitaip neįmanoma. Ten arba tu turi valgyti kažką, arba tave suvalgys. Tai. Ar pačiam yra tekę skaudžiau pralaimėti tokias lažybas su sportu susijusias? Kad taip skaudžiai, sakykim,
Ne, neteko. Kažkaip, matai, aš visą laiką už vokiečius ir vokiečiai labai retai paveda. Tarptautinėse turnyruose tai irgi tų žvaigždučių turim ir visą laiką kažkur aukštai kapstomės iki paskutinės arba prieš paskutinės dienos. Tai Tikrai paskutiniai 3 čempionatai tokie turėjo būti skausmingesni lažybų atžvilgių tikriausiai. Ne, tai vat paskutiniuose ir nesilažinom, bet jo, būtų buvę skausminga jau ten. Kai iš grupės neišeini, tai čia nėra jau jokių pateisinimų. Nujautėt, kad gali būti rezultatai nekokie. Tiek, sakau, kažkaip tai jau buvo prasiskiršiusi ta mūsų kompanija iš tos ir nebuvo nei išvykų, ten gal vienkartiniai kažkas nuvažiuodavo į vienas kitas rungtynės, bet jau nebebuvo tokios masinio susibūrimo, nes jau amžius, šeimos, vaikai atsiradę pas kai kuriuos, tai jau toksai. Tai, kaip suprantu, jūsų kompanijoje tas toks varikliukas, gazas, lažybose, ne kokie pinigai, bet vat, kažkokios užduotis, ar ne? Oi, tai čia pinigai, tai čia nevaidina jokios reikšmės, čia yra užduotis, prestižas visų pirma ir netgi po to pareinantys trolinimai. Jau po užduoties, nes tos užduotys būna vis tokios, va, tokio lygio, kaip įsivaizduokit, Vokiečių gatve nuogas dienos metu. Ir ilgai po to traukiamas per dantį pralaimėtojas apie... Žinokit, iki šiol atsimenam tos istorijos, ypatingai tokios įspūdingesnės, tai kai susirenkam kartais, tai labai prisimenama yra, nes jos tokios išskirtinės tam tikram kontekste yra. Taip, mano planas buvo pradėti nuo jūsų karjeros, nuo komentavimo, bet labai greitai mes kažkaip nuėjom prie Bayerno, viskas gavosi antraip, bet nieko, podcastas organiškas dalykas, o šiaip jums dažnai tenka dalyvauti podcastuose, dabar aš kiek ruošdamasis laidai žiūrėjau, tai jau bent jau aš, kur radau, yra gan senoki ir tokie krepšinio podcastai, tai krepšinis net buvo ir Basket News'ų, bet galbūt kažką ir praleidau. Ne, nieko nepraleidai, tai viskas taip ir yra. Tai kadangi, matai, krepšinis anksčiau būdavo labiau darbas, o futbolas tai buvo ir yra labiau aistra, tai natūralu, kad tekdavo kalbėti profesiniam temam, darbiniam, sakykim, taip. Pereinant prie jūsų karjeros, apie komentavimą daug kur esate viską pasakojęs, dauguma viską girdėję, tai galbūt labai ir nestojam čia. Tiesiog buvo dar vienas klausimas, ar tik krepšinę esate komentavęs, gal ir kitas sporto šakas, galbūt futbolą? Esu komentavęs futbolą, esu komentavęs akrobatinį skraidymą, esu komentavęs biatloną, slidinėjimą, ir dar kažką į žiemos sportų, man atrodo, šuoliai nuo tramplino, suslydėm nuo tramplino. Čia kai su TV3 dirbau prie žiemos olimpinių žaidynių transliacijų, tai yra tų ir kitų sporto šakų. Bet čia tokie, kaip vyksta čempionatai, tiesiog trūksta tos šakos, ar ne, ekspertų ir tenka kitas sporto šakas perimti. Matot, kai buvo olimpinės žaidynės, tai ten buvo visas projektas TV3, tai mes tenai su Ryčiu ir studijoje dirbdavom ir kartais iš studijos eidavom pakomentuoti, nes, komentatorių tengi rodydavo praktiškai vos ne 12 valandų per parą, tai kartais chebrai ir reikėdavo duoti ir pailsėti. Bet šiaip jau, man biatlonas tai yra žiauriai įdomi ir patinkanti sporto šaka, tai va tada labai džiaugiausi, kad teko galimybė padirbėti prie biatlono transliacijų. Tai. O futbole ką teko komentuoti? A lyga iš esmės, čia prieš kokius 8 gal metus buvo bandymas, tarp kitko su Rolando Skaisgirio komanda, atgaivinti tą lygą. Tai tada teko komentuoti, nepasakyčiau, kad labai patiko, nes sudėtingesnis žaidimas negu krepšinis, daugiau pavardžių, daugiau visokių taktinių niuansų reikia išmanyti, nesijaučiau labai komfortabiliai dirbdamas tą darbą. Čia paminėjote, jog su Rolandu Skaisgiriu bandėte atgaivinti, galbūt galite išsiplėsti dar šitą temą? Tai kad čia, žinokit, nebėra ką plėstis, čia viskas buvo senai, buvo bandymas, man atrodo, 1 ar 2 sezonus Rolandas ten buvo suradęs rėmėjų,
bandėm transliacijas daryti įdomesnės ten ir taip toliau, bet viskas taip, kaip ir dažnai būna su lietuvišku futbolu, taip ir nuslopo. Tikėkime, kad va šitas bandymas dabartinis bus sėkmingesnis. Tai ten plėstis daug nėra kur. Tai tada natūraliai kyla klausimas, kas, kaip sakyt, antrą kartą tą pačią upę privertė tada įbristi, antrą kartą pabandyti dabar. Žiūrėkit, situacija visų pirma pasikeitė su futbolu. Nebėra tiek neigiamų dalykų, lietuviškam futbole ypač nebėra tų skandalų. Pastaruoju metu apskritai jau jų beveik nebeliko, tai ir kadangi geras mano draugas Gintaras Staniulis yra A lygos prezidentas, tai jisai mane pasikvietė ir sako, gal nori prisidėti. Aš kaip žmogus pasirašantis įvairiom avantūrom sakau, kodėlgi ne. Tai nevadinčiau tai avantūrą, tiesiog dabar jau kai pradėjom dirbti su kolega, pamatėm, kiek daug yra dalykų, kuriuos galima padaryti dar ir tai atima labai daug laiko. Nekalbant jau apie tai, kad sekmadienį savaitgaliais praktiškai žiūriu 5 lietuviško futbolo rungtynės. Mhm. Tai jūsų darbas, ar aš klystu, yra šiek tiek panašus, kurį jūs dirbote ir FIBOje, irgi tam buvote atsakingas už transliacijas ir jų kokybę. Taip, iš dalies taip. Tai dabar aktyviai dirbam labai su futbolo transliacijom ir šiandien už kelių valandų važiuosim į Sportimą, transliuosim iš Sportimos rungtynės. Tai iš esmės taip, po truputį pradedam įvedinėti naujus elementus, žiūrim, kaip galima pagerinti, iš kai kurių stadionų apskritai keisim netgi pusę, iš kurios filmuojama tam, kad būtų rodoma centrinė tribūna, o ne tvoros ir laukai, kur daugiau žmonių yra, nes, kaip sakė mano kolega, sugalvojo labai puikų šūkį, gražiausias stadionas yra pilnas stadionas futbole. Tai čia yra toksai mūsų kaip šio sezono kredo ir pagrindinis tikslas, kad kuo gražesnis vaizdas būtų, o gražus vaizdas yra tada, kai stadionas yra pilnas žmonių arba bent jau artipilnis. O labiausiai trukdo iš tos kitos pusės filmuotai turbūt infrastruktūros trūkumas, ar nereikia kažkokių bokštelių ir dar gali būti, kad saulė priešai šviečia, ne? Gali būti, tai šiais metais tą dalyką, kur jau tikrai žinom, kad galima pasidaryti. Yra vietų, kur negalima nieko padaryti, pavyzdžiui, Marijampolėje, ar ne, kiek mes ten ieškojom sprendimų, ten tiesiog per aikštės vidurį patį yra tablo švieslinti. O tam, kad transliuoti, bokštelis turi būti tiesiai ties švieslentės aukščiu. Ta MCP, Main Camera Platform, tiesiog užstos švieslentę visam stadionui. Dėl saulės, taigi galima visą laiką sužaisti ir su transliacijos laikais, tai nėra toksai faktorius, bet jį reikia atsižvelgti. Čia buvo man pripratusiam prie krepšinio specifikos, man buvo viena iš tokių naujų niuansų futbole, kad staiga dėliojam tvarkaraštį ir hebra mano kolegos pradeda šnekėti apie saulę, kur jinai tuo metu bus ir kaip ten tą nustatyti. Po to sakė, netgi kažkoks yra programėlė, appsas, kur gali susivesti ir tau parodo, kokiame taške konkrečią dieną ir valandą bus saulė. Tokių daug niuansų, su kuriais nesusidari dirbdamas krepšinėje, tau vienodai ta saulė. Vis tiek dirbi uždaroj patalpoj. Tai saulė yra faktorius, bet jisai yra sprendžiamas daug lengviau ir paprasčiau negu infrastruktūros klausimai, kai kuriuose stadionuose. Tai kiek smarkiai dar futbolas atsilieka nuo krepšinio? Žinot, yra skirtingi kriterijai, pagal kurį galima vertinti daug labai visokių faktorių. Tai galima sakyti, kad pagal piniginį faktorių atsilieka ne taip jau ir labai, kiek teko pasidomėti klubų biudžetais. Dabar ypatingai, kada išaugo tos solidarumo lėšos, kada padidėjo europiniai pinigai, tai, sakykime, taip nebėra didelio atotrūkio. Galbūt infrastruktūros klausimais, infrastruktūra labiausiai kol kas taisytinas dalykas, bet vėlgi čia negali kažko reikalauti iš klubų, nes klubai patys iš savęs vieni nelabai yra pajėgus užsiimti grandioziniais projektais, ar ne? Čia labiau jau reikia savivaldybės indėlio dažnais atvejais, ar ten kažkokių Europos struktūrinių fondų paramos, bet aš dabar jau beveik esu apvažiavęs visus stadionus, kur tai pasakysiu, kad situacija nėra tokia bloga, kaip kartais stereotipiškai įsivaizduojam. Yra visai jaukių stadionų, kurios šiek tiek aptvarkius ten
patraukus tam tikrus daiktus, kad nelystų į kadrą, nedraskytų akių, padarius tą vadinamą kadro higieną, visai simpatiškai atrodo. Čia turbūt apie vartelius Marijampoliai, kurie jau buvo patraukti pastaruosiuose rungtynėse. Nu taip, Marijampoliai Sportimui tas pats buvo ir kaip parodė kolegos pavyzdžius visai kitas vaizdas yra. Tada yra švaru, tada neprapuola ir rėmėjų reklamos ten, kur už vartų yra tokie padedami reklaminiai skydai, tokie tvarkingesnė. Nes kartais atrodo, kad vartų pristatyta kaip nežinau, kaip kokiai viduriniai mokykloj. Tai. Ir aišku, yra vėlgi tas mūsų sąlygos, klimatinės sąlygos, aišku, labai prastai, kada tenka komandom, pavyzdžiui, kur čia buvo rungtynės Marijampoliai, Alytus žaidė su Džiugu berods, arba su kažkuo tai, ar su Kauno Žalgiriu. Tai nėra žiūrovų absoliučiai, nes Marijampolės futbolo fanams tos rungtynės, yra Die Hard fanų, ten 50-100, kuris ateis į bet kokias rungtynės, bet kai komandos turi žaisti ne savo namuose, tai apie kokį tada žiūrovo užsiauginimą ir prisijaukinimą galima kalbėti. Tai va čia yra didesnė ta bėda, kad kol mes visi išeinam iš tų maniežų ir pereinam ar ant dirbtinės, ar ant žolės jau žaisti, tai tas dalykas labai sunkiai nepadeda tikrai futbolo populiarinimui. O kai dirbote panašų darbą krepšinyje, kokius dalykus galima iš tos patirties atsinešti į futbolą ir pritaikyti čia? Tai kad žinokit, kažkokių tokių kritinės reikšmės dalykų aš netgi galbūt ir neįvardinčiau, nes, aišku, galima kalbėti apie kamerų skaičių, ne? Finansinės galimybės, jeigu leistų, tai be abejo visą laiką futbolą smagiau rodyti su 12 kamerų arba su 13 kamerų, ne su 5, ne su 6, kaip dažnai būna dabar. Tai kamerų skaičius, aišku, keistų visiškai vaizdą, bet yra kaip yra, kiekviena kamera kainuoja. Tai jeigu tau transliacija kainuoja X sumą su 5 kamerom ir 2 kart X arba 2,5 kart, jeigu tu nori transliuoti su 12 kamerų, tai tu be abejo pasiskaičiuoji biudžetą, ar tu sakai, dirbam su 5. Tai va, tai iš kokybinės, iš televizinės pusės, sakykime, daugiau, tai aš nežinau, vėlgi infrastruktūra, matot, krepšinį susitvarkė savo infrastruktūrą dėka to 11 metais vykusio Europos čempionato, tai dabar mes turim puikių arenų praktiškai kiekvienam didesniam mieste. Tai va čia yra pagrindinis pranašumas ir aišku, iš tų arenų yra visai kitokios televizinės galimybės ir transliacijos, ir kūrybiniam detalėm ten pasidaryti visai kitokį vaizdelį gauti. Tai va tiek turbūt. Jūs tai turi dar šią temą kokį klausimą? O ką asmeniškai pačiam labiau patinka komentuoti, ar krepšinį ar futbolą? Aš sakiau, futbolo aš ne taip suprantu, kad galėčiau komentuoti taip, kaip norėčiau, kad komentuočiau. Tai krepšinis vis tiek artimesnis ir sakau, jisai gerokai paprastesnis žaidimas. Tai krepšinis, sakau, kaip dirbdavau komentatorium, tai nebuvo labai kito pasirinkimo, tiesiog krepšinis ir daugiau nieko šalia. O tai va, tai tiek. Turiu apie krepšinį ir futbolą susijusi klausimą. Koks krepšininkas geriausiai išmano futbolą arba domisi labiausiai? Žiūrėkit, aš visų krepšininkų nepažįstu. Taip bet su kuriais teko dirbti, turėti santykį. Iš tų, su kuriais teko dirbti ir kuris yra geras mano bičiulis, tai yra Mantas Kalnietis, kuris beje dabar yra futbolo klubo Kauno Žalgiris prezidentas ir vadovas. Tai jis tarp kitko ir pats futbolą labai neblogai žaidžia. Jisai jau būdamas krepšininku daug domėjosi futbolu, kiek esu skaitęs, ar ne? Taip, jisai yra Vokietijos rinktinės fanas, dėl to mes su jo rinktiniai labai sutardavom šituo klausimu. Bet ar klystu, jis sirgo už Vokietijos rinktinę, tačiau už anglišką klubą, ar ne? Taip. Kas man iki šiol buvo, niekada nesupratau šito. Esu girdėjęs dar, kad Edgaras Ulanovas labai mėgsta žaidimą Football Manager, nežinau,
kokie jūsų santykiai su Edgaru Ulanovu, daug bendravę ar ne tą temą? Ne, žinokit, nebendravę mes, matot, aš dažniausiai tai bendraudavau su žaidėjais, kurie būdavo rinktinėje, kadangi Edgaro karjera rinktinėje nebuvo, mano metais jo dar nebuvo, tai bet aš žinau, kad jisai jo labai mėgsta futbolą, vienas iš tų krepšininkų, kurie netgi ateina į Top Sporto lygos rungtynės. Jo, labai dažnai pastebimas Kauno Žalgirio rungtynėse. Taip. Tai džiugu. Esu matęs, jog ir jūs dar anksčiau žaisdavote futbolą, esate bent jau pasirodę su prelegentais. Koks ten buvo etapas, kiek ilgai jūs ten žaidėte, galbūt dar ir dabar pažaidžiat futbolą? Na, pradėsiu nuo pabaigos klausimo. Ne, dabar jau nebežaidžiu, amžius vis tik yra, reikia save jau saugoti, kaip aš sakau, arba tu tada turi nuolat sportuoti, kad galėtum atėjęs pažaisti, arba tu tada ateini nesportavęs pažaidi, tada važiuoji pas chirurgus, tave tvarko vėl kokius 2-3 mėnesius ir va taip, man tas netinka variantas, aš taip ne, tai aš, kadangi supratau, kad nebegaliu jau žaisti taip, kaip noriu, kaip galėdavau anksčiau, kai buvau jaunesnis, tai tiesiog, to prasme, dabar užsiimu kitokią fizinę veiklą aktyvesnę. O laikotarpis... O prelegentai tai iš principo tai susiformavo būtent ta grupė, ta hebra mūsų, apie kurią kalbėjau, kur mes važiuodavom po to ir į futbolą žiūrėti, tai iš principo su dauguma iš jų iki šiol esam irgi labai artimi, tai čia buvo 95-ieji, nuo 95 iki kokių 2005, 8, 9, tai buvo labai aktyviai, žaidėm ir sekmadienio lygoje ir važiuodavom visokias išvykas ir į komercinius turnyrus. Tai jo, prelegentai buvo ta legendinė komanda, kur net kai futbolininkai baigdavo žaisti karjerą savo ten Lietuvos rinktinėje, tai dažniausiai ateidavo pas mus pažaisti. Tai tiek, o kokioje pozicijoje dažniausiai teko žaisti? Kadangi aš šiaip visą laiką turėjom gerų vartininkų, tai aš, kai jaunas buvau, lankiau futbolo mokyklą, Utenoj buvau vartininkas, bet pas mus ta pozicija buvo užimta, tai kad pridaryčiau mažiausiai žalos, mane statydavo į puolimą. Tipo, neįmuš, šitas gal ir neįmuš, bet bent jau neprišiukšlins gynyboj. Žalos nepadarysit, bet to naudos būdavo? Būdavo, esu įmušęs įvartį legendinėse rungtynėse, kur žaidėm su Lenkijos šou verslo žvaigždėm. Pas mus taip vadinosi prelegentai, lyg tai irgi visi šou biznio to vadinamo. Ir Lenkai turėjo tokią komandą. Tai buvo išvyka į Balstogę ir tada įmušiau įvartį ir laimėjom 1-0. Tai čia, sakykime, šlovingiausias mano karjeros momentas. Buvo toks laikotarpis, kai prelegentus ir miesto šventes kviesdavo pažaisti. Esat tokiose rungtynėse irgi dalyvavę su komanda? Esam, tai būdavo, kiek pamenu, būdavo arba Pakruojis, nes ten dirbo vienas mūsų bičiulis geras, arba Neringa, buvo Gargžduose, bet tos šventės jos būdavo tokios, rungtynės ten nebūdavo tikrai prioritetas, ten būdavo prioritetas normaliai pasilinksminti, tai kai kada iš tų rungtynių ir iš tų švenčių net ne viską ir prisimenam, nes buvom jauni, rock'n'rollas, žodžiu, vyravo. Taip, tada gal perinam prie dar vieno jūsų etapo, man visai įdomus yra jūsų dalyvavimas organizuojant salės futbolo čempionatus futbolo. Tai kaip tai prasidėjo, nuo ko užsimezgė ir kaip sekėsi? Prasidėjo nuo to, kad mano kolega, pažįstamas toksai televizijos prodiuseris Mykolas, kuris dirba su krepšiniu, bet jisai dirba ir su futbolu, kažkada pakvietė, nes Kaune 21 metais vyko futzalo čempionatas, pasaulio čempionatas. Ir jam reikėjo pagalbininko, kuris padėtų jam esant ir ypatingai jam nesant, kadangi tuo metu irgi jisai transliavo, man atrodo, futbolą jau, jis išvažinėdavo, kad aš padėčiau, būčiau žmogus, kuris būtų atsakingas už tai, kaip vyksta rungtynės Kaune, iš organizatorių pusės. Tai va, tai ten praleidau kiek daugiau nei mėnesį, pradirbau tame čempionate, susipažinau su FIFA žmonėmis ir sulaukiau iš jų skambučio šią vasarą. Kadangi
toks pat analogiškas pasaulio čempionatas futzalo vyko Uzbekistane. Ir kadangi aš mokėjau ir angliškai, ir rusiškai, tai man labai tiko važiuoti ten, nes ten jaunesni Uzbekistano žmonės kalba jau angliškai ir uzbekiškai, o vyresni kalba uzbekiškai ir rusiškai. Tai tas dvikalbystė labai padėjo sutaupyti daug laiko ir geriau komunikuoti. Tai ten iš vis praleidau 54 dienas, man atrodo, Uzbekistane. O, nemažas laiko tarpas. Nemažas laiko tarpas, taip. Rekomenduoju visiems, nuostabi šalis, puikų žmonės, žinokit, tikrai yra ką pamatyti, Šilko kelias, Buchara, Samarkandas, tai nuostabus miestai, likau sužavėtas. Tai spėjo dar ir pamatyti visą tai, ar ne tik dirbti? Aš dirbau Bucharoj, mums pasisekė, nes gavau patį geriausią miestą. Kiti du miestai buvo Taškentas ir Andidžanas. Tai Andidžanas toksai naujas miestas, kuriame istorinių dalykų nelabai yra, o Taškentas tai yra toksai, kaip ir sostinė. Yra tam tikrų istorinių dalykų, bet iš principo tai yra nauji pastatai, stiklas ir betonas. O Samarkandas buvo pas mus nuo Bucharos ten 1,5 valandos traukiniu. Tai per laisvą dieną vieną nuvykom su kolegė tokia iš FIFA ir apžiūrėjom. Irgi sužavėjo. Taip, per tiek daug pozicijų įvairiausių teko gyvenime pereiti, bet visos susijusios su sportu, kuri taip mieliausia atrodo širdžiai išlikusi atminty. Oi, geras klausimas, kažkaip nesusimaščiau apie tai. Šiaip patinka labai krepšinio transliacijos produsuoti, ko užsiimu dabar, bet ten yra toks vienas niuansas, ten tu neturi labai daug laiko, turi vieną dieną arba vieną dieną prieš ir tą kitą dieną jau renginys. Futbole visai kitaip yra, futbole pasiruošimas užtrunka gerokai ilgiau, ten yra visokių niuansų ir pavyzdžiui, Uzbekistane aš atskridau rugpjūčio 15, o pirmos čempionato rungtynės buvo rugsėjo 14, tai yra beveik po mėnesį. Tai mes mėnesį ruošiamės tenai visokius dalykus. Televizinės, transliacijos, elektros įrengimai, ten futbole viskas yra sudėtingiau ir tam skiriama yra daug daugiau laiko, tai nėra tokio raška. Atvažiuoji, staigiai, skubiai čia viską padarai, tai tame kontekste man labiau patinka futbole dirbti, nes nėra tokio didelio streso ir įtampos. Gali ramiai viską susiplanuoti ir pasidaryti. O yra šansų, kad dar kažkada išgirsime Liną Kunigelį komentuojant rungtynes? Labai nedaug, žinokit. Kažkaip pastaruoju metu jau nebelabai matau save šitame amplua. Gal kokios nors proginėse rungtynėse, ten kaip bus koks gero bičiulio atsisveikinimas, kai buvo Lavrinovičių išlydėjimo šventė, tai tokiose gal dar ir bus, bet kadangi jau vis mažiau tų bičiulių yra tebe žaidžiančių, tai manau, kad ne, tas etapas jau yra baigtas, jisai užtruko beveik 30 metų, tai manau jau pakanka ir yra naujos jaunos chebros, kuri tikrai labai gerai dirba, jaunesni, greitesnės orientacijos, reakcijos, nepamirškim, kad jau ir amžius daro savo, tai manau, kad ir plus vėlgi, kas svarbu, pastaruoju metu nelabai jausdavau malonumą jau eiti dirbti, skirtingai negu anksčiau pačioj pradžioje, kada ateini rungtynės ir tu jauti malonumą. Tai tokiu atveju, tai tada aš iš karto visiems sakau, jeigu nėra malonumo, tai tada neikit, net nelyskit į eterį, nes žiūrovas labai viską greitai pajunta. Turite dabartinį savo mėgstamą komentatorių? Rytis Višniauskas patinka, kaip dirba tiek futbole, tiek krepšinyje. Tai jo, daugiau, nes man su juo teko labai irgi daug dirbti, nemažai ir krepšinyje, ir televizijos olimpinės žaidynės, gal 3, man atrodo, darėm tos projektus didelius, tai man patinka, mano nuomonė, jis yra topinis komentatorius šiuo metu, bet čia mano nuomonė. Mes visiškai pritarėm, Rytis mūsų irgi bičiulis, ne vieną kartą pas mus laidoje lankėsis, tai pagarba jam už visas žinias tiek futbole, tiek krepšinyje. Dar buvau pamiršęs paklausti, buvo ne vienas klausimas, tad įpareigotas žiūrovų klausiu, įsimintiniausios komentuotos jūsų rungtynės. Oi, tai čia turbūt 2003 metai Europos krepšinio čempionatas, Švedija ir rungtynės
netgi nesakyčiau finalinės rungtynės. Finalinės rungtynės tai tenai tiesiog buvo jau vyšnė ant torto ir kažkaip nelabai buvo abejojančių, kad mes čia dar galim pralošti tiem ispanam. Bet sakyčiau pusfinalio rungtynės su prancūzais, kur vienu metu kabėjom ant plauko ir Hebra paskutiniam minutėm, paskutiniam sekundėm ištraukė tą grajų. Tai ir 2010 metų pasaulio čempionatas Lietuva-Argentina. Tai buvo rungtynės, kurias šiaip sunku pamiršti, kad šitaip galima sudaužyti tuometinius, man atrodo, ar pasaulio čempionus, ar olimpinius prizininkus. Tai nuvažiavus su komanda, iš kurios nelabai kas ko tikėjosi, bet žaidėm gražiausią krepšinį ir jeigu net ten tas Duranto pasirodymas monstriškas pusfinalį, manau, kad turėjom visas galimybę žaisti finale. Prisišnekėjo buvo argentiniečiai ir gavo už tai. Nu, taip. Aš nežinau, tiesiog, ta prasme, ta komanda buvo tokia, kurią galėjo sustabdyti labai nedaug rinktinių. Tai Argentina tuo metu jau nebebuvo ta rinktinė, kuriai mes pralošėm prieš 2 metus Pekino olimpinėje žaidynėse dėl bronzos. Ten buvo jau veteranų komanda labiau ir nors ką reiškia veteranų, po to jie ten dar su Skole po kelių metų pritriukšmavo pasaulio čempionate krepšinio. Tai, bet ten jau nebuvo Žinobilio ir kitų ten tų visų superžvaigždžių, bet sakau, tos rungtynės buvo smagios. Na ir dabar grįžtant prie Bayerno, patekom į kitą etapą, kitas varžovas Milano Interas. Kaip žiūrit į šitą porą, kokio rezultato tikitės, kaip prognozuotumėt? Nu, tikiuosi, aišku, kad išeisim tolyn, bet man labai nepatinka tos komandos. Palauk, Interas dabar pirmauja Italijos lygoje, ar ne? Kiek žinau, ten kapojasi su Napoliu. Bet man labai nepatinka komandos tokios, kurios kaip ir no-name yra, ar ne? Nu, ne Arsenalas, ne Liverpoolis, ne Barça, ne Madrido Realas, nes labai dažnai yra, kad tokiose komandose tu ir sudegi. Tai aš atsimenu Mourinho Interą Europos čempionų lygos finale, kai žaidė su Bayernu, ar ne? Taip. Tai irgi atrodė toksai, kaip ir varžovas įveikiamas ir kai pamatėm, kad nieko negalėjom padaryti. Ten berods 2 bankės gavom ir išvažiavom su tais sidabro vadinamais medaliais. Tai va, tai norėtųsi tikėti, sirgsiu aišku už pergalę, bet aš galbūt mieliau susitikčiau su kokiu nors Arsenalu, negu, ypač žinant mūsų istoriją su Arsenalu, gerą, smagę. Tai, bet tas Interas man itališkas futbolas, jis toksai pavojingas yra, tu nežinai, ko iš jo tikėtis, ypatingai su ta Bayerno gynyba tokia necementinė dabar, nebetoninė. Tai reikia tikėtis, kad Neueris pasveiks ir nebesusižeis, švęsdamas įvartį kokį nors dar. Taip, gali būti tikrai klampios rungtynės, italai moka užklampinti savo varžovus, o Arsenalas, tai ką, finale tada reikia patekti į finalą, jeigu pateks ir Arsenalas ir turėsim tą saldainį finalui. Nuostabu, finale visą laiką yra gerai žaisti. Tai tiek, turbūt žadėjom tilpti į 1 valandą, į ją ir tilpome. Ačiū Linui. Tai nėra už ką, buvo malonu pašnekėti smagiom temom apie vokišką futbolą, apie Bayerną ir ką. Sekite Top Sportą lygą, žiūrėkite, mėgaukitės futbolu ir sėkmės visiems. Taip, susitiksim galbūt Miunchene stadione. Ačiū Jums. Galimai. Tad iki kitų kartų, tik paminėsiu anonsuodamas, jog kitą kartą pas mus bus dar vienas svečias, tai futbolo ir sporto žurnalistas Marius Bagdonas turėjo kelionę į Vokietiją, kur aplankė daug miestų, daug rungtynių ir mums papasakos apie visą tai. Tad ačiū Jums, sekite Facebook'e, spauskite like ir iki kitų kartų.